Labas rytas, šiandien tariam iš didžiausio Europoje atrakcionų parko, Nežilandijos. Daug visokių kalnelių. Aš viskam pasiruošęs, nebijokit. Turiu trusikus atsarginius, jeigu prišikčiau kelnes. Taip, kad viskas kontroliuojama. Einam išbandinėti, kas ir kur. Sigita pas mus ekstremalė, nuėjo išbandyti pirmo atrakciono. Aš sėdžiu apačioje ir žvengiu, kai aš mergos papą iškrito visi su... O joko buvo man. Nu ir spėkit, kas ten viršui sėdė. Sigitėlis gi aišku kažkur tai. Išprotėjėlis, ekstremalas mūsų. Opas, opas, opas. Ir... Nu... viskas, kelnė šlapios. Va jau kur, bet jau ten tai manęs neužkels niekas. Nes trusikų reikėtų ne vienų jaučiu. Neužtektų tų, kur pasiėmiau. Po ilgų apmąstymų, dvejonių, sprendžiau, kad aš galiu ant pačiam. Pasileisiu valgyti. Bus mažiausia rizika purteltų giedras. Nes kitur, kai pasižiūri, paklausai riksmų, tai štai yra oho. O šitas va atrodo nėra labai baisus. Bet turėtų leisti. Ir čia dar galima bandyti. Ir dar drakoniukas yra kažkoks, tai paskui dar yra laiveliai, kaip Vytauto parke buvo. Vat jie irgi man tiks. Gerai, čia mūsų sekantį avantiūrą turėjo būti šičia, bet likom visi šlapė, nes jūs davė bangelę, tai mažo nepasirodė, va toj pamatytum. Jo-majo, nežinau, ar ką matot, bet šlapės visas kaip viščiukas. Vienu žodžiu, leisime ten, va? O to viršaus. Tuoj pamatysit, kokią bangą tiek. O čia blepa dar vienas pareina, čia daug žmonių, tai nežinau, ko čia baigsis. Va. Šlapių viščiukų šau! Na, aš jau pradžiavau, Sigitėlė nelabai, biški dupcė tokia, pamirkus. Einam, persirinkti, keliaujam toliau. Nu ką, pavalgiam, pasikėpėm picos ant keptuvės ir einam toliau pramogauti. Dabar lipsim ant didelio atrakciono. Dabar tų trusikų tikrai prireiks. Va, drakoniukas atrodo taip. O jo-majo. O gal mes čia ir neįsim. O gal ir eisim. Einam į eilę atsistoti. Pažiūrėsim, kas mums čia gausi. Ir kaip mums čia gausi. Gausi, paskui trusikus turiu, jeigu ką. Karočią, kad giedros visiškai sausas, aš negaliu to pasakyti, bet jos nėra šlapios. Jie bala šitos drakoniukus, einu tyskės šauti. Nu ką, prieš šaunant bokalą tyskės, dar šičia atėjom pasižiūrėti biškį. Atrodys nebaisus, bet gal čia nebus papildo giedram. Nu, šitas pasivažinėjimas buvo linksmas, patiko. Bet dabar aš turiu tokį planą. Ei, dički. Eina malau sukalt bokalą. Šiaip čia, žinokit, mano rytinis aš, kai man reikia keltis ryte į darbą. Va, toksai būtų pasnojantis visą. Taip. Panos planuoja tenai žudytis. Ten va, pakabina aukštį kalvą. O Paulelis, jisai ką, nu, užsiema vietinio kultūrinio paveldo degustavimu. Ta prasme, alų geriam. Sveikatą visiems. Jeigu jūs atkreipėte dėmesį į mano šiandieną aprangą, šortukai, maikytė, vadinasi, pokiu kaip atrodau, man karšta ir man gerai, svarbu, aš viduj gerai jaučiuosi. Va. Nu va, nusileidom dar keliais atrakcionais, trusikų nereikėjo, dabar einam į atrakcioną vardu Frida. Ne į tą baisą už nugaros, tą mes eisim toj dviesi su Sigita. Dabar einam į Drakonų parką, į Frida. Bet Frida irgi ten toks bus
pilnas Giedros, man rodos. Fainas teminis viduramžių miestelis. Karaliaus Artūro kardas įstrigęs, ištraukti reikia. Tiltukai, supinės. Padaryta, tai 5 balai, gražu žiūrėti iš tikrųjų. Pasistengė lengvai jau čia. Nieko nepridursi. Atrakcionas Fritka. Turbūt Fritka, nežinau. Jisai, karočią, atrodo toks nekaltas, paprastutis. Bet, blemba, yra ką veikti. Išvėgimo buvo. Iš pradžių, aišku, jokų forma. Ojoj. Ajajaj. Ten irgi mes rankas jau ištėsim, paskui atsipalaidavom. Viską kurta. Ir va čia taip pareina. Dzień dobry, ponai ir ponios. Antra diena parke. Šiandieną bus ekstremo ir poilsio diena paskui antra dienos pusė. Karočią Siga mane leidžia lenkiškai kalbėti. Sakė, tu pasisveikini lenkiškai, paskui su tavim visi kalba lenkiškai, o lenkiškai tu mokai tik dzień dobry ir bober kurva, daugiau nieko. Tai nežinau, bandysim šiandien angliškai kalbėti. Va, matot pasirinkus, matot gultukus, daug visokių atrakcijų yra, vienu žodžiu. Na ką aš jums galiu pasakyti, nusileidom šitų gražuolių, įveikėm va taip va gražiai kaip jie visi, likom šlaputėliai, bet šiaip aфигienas atrakcionas. Kai žmogus nebijantis aukščio, jau vienu momentu pirstelėjau, kai pakilo į viršų. O va čia va mus išmaudė. Ten jau leidžiasi kiti. Šiaip jau labai faina. Užskaitau 100%. Nors prieš kylant jau galvojau, kad viskas man atrakcionų jau šiandien karočiui užteks. Bet jaučiu, kad ne. Kaip viskas turi pradžią, taip viskas turi ir pabaigą. Prakeliavom virš 3000 km, aplankėm daug nuostabių vietų, gražių, įspūdingų. Tikrai patenkinti labai šitą kelionę. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot su mumis ir iki kitų susimatymų.